bendra informacija, bendru pranešimu apie svarbiausius projektus, dalykus, informaciją. Tai mano pranešimas palies pirmiausia apie tai, kokiais kanalais mokesčių administratorius atlieka komunikaciją, kaip mes bendraujame su mūsų klientais, kokiais kanalais teikiame informaciją, nes tokia yra konferencijos tema. O vėliau perbėgsiu pro pagrindinius kai kurios apmokestinimo klausimus, kam kitais metais mokesčių administratorius teiks didžiausią dėmesį, tam tikros tarptautinės iniciatyvos, kurios ateityje bus aktualios. Tai tokia svarbiausia informacija, ką svarbu žinoti ir ko laukti kitais metais. Tai džiaugiuosi, kad sėkmingai baigiau ir finansinės apskaitos audito paskaitas, kaip kolegė paminėjo, tai paliesiu ir tam tikrus apskaitos klausimus. Tai pirmiausia apie komunikaciją, pradėsiu nuo to. Tai mokesčių administratorius turi atskirą padalinį, tai yra mokesčių informacijos departamentą, ir pagrindiniai aptarnaujami kanalai, kur yra didžiausias srautas, tai yra 3. Tai skaidriai yra pateikti duomenys už 2022 metus, dar šie metai nepasibaigė, tai paskutinių duomenų laukiame, bet tie skaičiai yra panašus. Tai kaip žinome, vienas pagrindinių kanalų, komunikuojant su mūsų klientais, tai yra skambučiai. Turime telefonus, kuriais skambina įmonių atstovai, buhalteriai, meniu pasirenka įvairias temas, kurios yra aktualios pagal mokesčius ir teikiama yra informacija. Tai per metus mes paprastai apibendrintai turime iki 1 milijono skambučių, tai pavyzdžiui, 2022 metus buvo virš 800 000. Antrasis kanalas tai yra konsultacijos raštu. Žinote, praktikoje dažnai būna, jeigu sudėtingesnis klausimas, tai paprastai yra kreipiamas raštu ir raštų yra apie 30 000. Panašiai, kiekvienais metais ir šiais mes matome panašų skaičių. Ir taip pat dar komunikacija vyksta chato funkcija, tai chato irgi galima tam tikrom temom parašyti. Pastebime paprastai, chato kanalas jisai yra toks ilgiau trunkantis. Paprastai klientai, žmonės, jeigu yra sudėtingesnis klausimas, mėgsta pasiskambinti arba parašyti raštu. Tai chato kanalą mes taip pat turime, kažkur tai apie 10 000 yra paklausimų būtent chato kanalu. Ir taip pat mokesčių informacijos departamentas kitus kanalus naudoja be šių pagrindinių. Tai irgi dauguma esate dalyvavę, registravęsi, vyksta įvairūs seminarai, tiek buhalteriams, tiek įmonių atstovams įvairiomis temomis, nuo kriptoturto apmokestinimo iki, tarkim, A klasės pajamų deklaravimo ir apmokestinimo įvairiausiam temom. Taip pat turime virtualų asistentą. Kai prieš kokius 2-3 metus vienoje konferencijoje paklausiau, irgi pasakojau apie mokesčių administratorių ir paklausiau, ar galima turėti kolegą, darbuotoją, kuris nevalgo, nemiega, dirba 24 valandas ir neprašo mokėti algos. Tai dalis auditorijos taip keistai pasižiūrėjo, kreivokai mane, bet jau prieš metus, kalbant apie tokius kolegas, tai jau niekas nesistebi, supranta, kad yra kalbama apie robotą, apie dirbtinį intelektą. Tai turime irgi sistemą dirbtinio intelekto pagrindų, SIMA, jinai yra tobulinama, jinai dirba kol kas tam tikromis temomis, ne visomis, lietuvių ir anglų kalbomis geba atsakyti klausimus, tai jeigu tai yra paprastesnio pobūdžio klausimai, tai irgi galima šią programą pamėginti pasinaudoti. Taip pat, YouTube filmukai. Tyrimai rodo, kad kuo jaunesnė karta jau ne tik, kad neskaito, bet jau ir paveiksliukų nebežiūri, bet jau žiūri filmukus. Tai ir po to irgi turėjome kai kurias apklausas, tai iš tikrųjų, netgi apibendrintai nesvarbu, ar jaunesnė, ar vyresnė karta, dalis tikrai didelė klientų sako, mums yra labai patogu pasižiūrėti YouTube filmuką, kaip, tarkim, tam tikrą deklaraciją užpildyti, pateikti, negu ten skaityti tas VMI taisyklės, kur ten pradedi nuo vieno punkto, po to pamiršti jau ties kurio punktų, ką reikia pildyti. Tai tikrai irgi vis daugiau YouTube įrašų, neilgų, po kelias minutės mokesčių administratorius stengiasi kurti. Ir be abejo, rašytiniai atsakymai žiniasklaidai, taip pat pranešimai, komunikacija irgi yra vienas iš kanalų per medijas, per įvairius portalus, irgi taip pat dalintis aktualią informaciją.
Taip pat mes pradėjome jau kelis metus paslaugas teikti ir nuotoliniu būdu, tą natūraliai lėmė pandeminė situacija. Tai kalbant apie apskritis mokesčių administratorius, taip pat yra klientų aptarnavimas, paslaugų teikimas telefonu, trumpai 37 pabaigoje telefonas, ir juo paskambinus taip pat galima pasirinkti meniu ir gauti konkrečias paslaugas. Tai kalbant dabar apie paslaugų teikimą, tai čia yra skirtumas tas, kad čia jau yra teikiama ne mokesčių informacijos būtent paslauga, ne informavimas, o konkrečiai yra teikiamos paslaugos. Pavyzdžiui, pagalba pildant deklaracijas, kaip išsiimti verslo liudijimą ir išėmamas jisai yra, ir įvairios kitos. Tai mūsų strategija, žiūrint į paslaugų teikimą, pirmiausia yra pirmas žingsnis savitarna, tai stengiamės tobulinti sistemas taip, kad patys klientai naudotųsi savitarna elektroninėmis paslaugomis ir savarankiškai atliktų paslaugas. Jeigu nepavyksta, tada kitas žingsnis, tai yra nuotolinės paslaugos, galima pasiskambinti telefonu ir klientai yra naviguojami. Ką reiškia naviguojami? Tai mūsų konsultantai padeda, paaiškina, kaip tarkim tam tikrą dokumentą užpildyti, pateikti. Jeigu ir tai nepavyksta, trečias žingsnis, tai yra jau telefonu yra ta paslauga suteikiama, tai yra iš esmės už klientą yra atliekamas pildymas, padedama užpildyti. Ir paskutinis žingsnis, jeigu jau yra tam tikri specifiniai klausimai, procedūros, yra gyvas kliento aptarnavimas pagal išankstinę registraciją. Tai skaidrė yra pateikta bendra informacija, kad matome daugiau negu 75%, tai apie virš 700 tūkstančių paklausimų klientų yra aptarnaujama būtent telefonu, o tik tai apie 25% atvyksta gyvai, ir prioritetas yra tą gyvą aptarnavimą toliau nuosekliai mažinti, kad paslauga būtų atliekama efektyviau, greičiau ir pigiau tiek klientui pirmiausia, tiek ir mokesčių administratoriai. Tai galima atvykti mokesčių administratorių pagal išankstinę registraciją, tai galima padaryti internetu ir taip yra taupomas klientų laikas, nebereikia gyvos eilės stovėti, tiesiog patogiu laiku galima atvykti. Bet, žinoma, yra žmonių, kurie apskritai nesinaudoja ir elektroninėmis paslaugomis, ir internetu, tai jeigu yra tokių situacijų, turime rezervą, kada tiesiog ir be išankstinės registracijos žmonės yra priimami. Ir toliau nauji būdai pasiekti klientus, juos aš kaip ir taip atskirai dar išskyriau tokias naujesnės priemonės, ką mes taikome, kalbant apie komunikacijos kanalus. Tai pirmiausia, autoskambintuvas ir SMS žinutės. Tai kalbant apie autoskambintuvą, vienoje konferencijoje pajuokavo vieni užsienio atstovai, sako, jeigu man ryte paskambina mokesčių administratoriaus robotas maloniu balsu, tai aš jau tikrai turėsiu puikią dieną, žinosiu, ką šiandien turiu veikti ir koks mano dienos tikslas. Tai tikrai VMI naudoja autoskambintuvą, jisai taikomas labiau kaip tokia pagalbinė priminimo funkcija. Ir, tarkim, pavyzdžiui, jeigu automobiliai yra pardavinėjami turgavietėse be SDK kodo, arba yra tam tikra, matome informacija, kad individuali veikla asmens yra užregistruota, bet nedeklaravo pajamų, ar tam tikri kiti atvejai, yra parenkama klientų aibė, ir tas skambutis, robotas paskambina ir primena tokią bendrą informaciją. SMS žinutės daugiau yra naudojamos prievoliniams funkcijoms priminti. Pavyzdžiui, gyventojai pateikė deklaracijas, tačiau gavo pranešimą ir nepatikslina tam tikros informacijos. Tai tada atsiunčiama žinutė, kad primename, kviečiame prisijungti, patikslinti tam tikrą informaciją. Ir mūsų tyrimai rodo, kad SMS žinutės yra efektyvios, nes jos yra asmeninės ir asmeniškai paliečia klientą, efektyvesnės negu pranešimai. Nes pranešimas toks kaip, šaltesnis ar ne popieriaus internetinis lapas, gaunu bendro pobūdžio pranešimo, žinutė tarsi jau man asmeniškai primena tam tikrus dalykus. Tai matome, kad apie 30% klientų iš tų, kurie gauna SMS žinutę, iš karto per 1 valandą sureaguoja ir pasitaiso. Čia buvom atlikę irgi tyrimą, tai matome tą efektyvumą. SIMą minėjau, virtualus asistentas, kuris dirba nuolatos, tik paminėsiu, kad jisai per metus apie 600 tūkstančių atsakymų atsako tam tikrom temom.
Ir taip pat mes dar naudojame webinarus. Webinarai tai irgi yra atitinkamos temos, na tarkim, dividendų apmokestinimas, įmonių palūkanos, gyventojų pajamų mokesčio, tarkim, mažųjų bendrijų apmokestinimas, įvairios tokios jau konkrečios specifinės temos, kur matome, kad dažniausia buhalteriai įmonių atstovai klausia, tai irgi yra organizuojami tokie mokymai. Na ir dar trumpai call browsingo funkcija, tai tiesiog skambučio metu galima paspausti šią funkciją ir jūs kompiuteris savo ekrane matote, na ką mūsų konsultantas jums rodo, kaip reikia užpildyti. Tai va čia irgi yra iš praktikos pasidalino, sako, vieną kartą paskambino žmogus, sako, aš ten kažkada senai pirkau bitkoinus, dabar parduodu, nieko nesuprantu iš vis ten, kas parašyta pas jūs, padėkit man va, tą formą pajamų, tą savikainą kažkur nurodyt, užpildyti pardavimo kainą, tai vat ypač kai yra specifinės situacijos, tai call browsingas leidžia ekrane matyti, per kurias eilutes reikia eiti klientui. Na ir galiausiai dar tokie, na kaip bandomieji projektai, kurie pasiteisino ir kuriuos mes tęsime kitais metais, tai jį išbandėme per metinį pajamų deklaravimą, irgi toksai, na, tam tikras komunikacinis kanalas. Dėl geopolitinės situacijos, na, nemažai Lietuvoje padaugėjo ir rusakalbių ir atsirado tam tikrų specifinių klausimų, ar ne, tiek teikiant pagalbą Ukrainos gyventojams, tiek kitiems užsieniečiams. Tai mes padarėme Zoom internetinius seminarus tam tikrom temom, tiek lietuvių, tiek rusų kalba. Pavyzdžiui, individuali veikla pagal pažymą, verslo liudijimas, kai gyventojai gauna tik A klasės pajamas užsieniečiai, ką jiems reikia žinoti. Taip pat ūkininkams irgi buvo mokymai, tai šiais metais irgi yra planuojami individualios veiklos ir užsienio gyventojų, kurie gauna tik A klasės pajamas, mokymai būtent Zoom platforma, kada prisijungia daug žmonių iš nuotolio, iš telefono, iš bet kur nori ir jie mūsų konsultantai, na, grupės metu tiesiog papasakoja tam tikrus pagrindinius dalykus, kad, na, apskritai žmonės suprastų, kaip Lietuvoje veikia sistema. Mokesčio administratorius dar taip pat turi mokesčio administravimo konsultacinę tarybą, jos metu, na, ateina verslo atstovai, asociacijų atstovai ir čia labiau vyksta diskusijos, na, apie ne mokesčių įstatymus, kas jau yra politikos fiskalinės reikalas, bet daugiau apie mokesčio administravimo taisyklės, įvairias paslaugas, projektus, kurie yra mokesčio administratoriaus kompetencijai. Tai toliau šiek tiek jau pereisiu daugiau nuo komunikacijos iki svarbiausių mūsų prioritetų, projektų, tam tikrų apmokestinimo klausimų. Tai strategiškai mokesčio administratorius, na ir ankstesniais metais ir dabar dirba su atitikties užtikrinimu. Atitikties užtikrinimas, tai, na, vienas iš aspektų, tai yra tiesiog mokestinių prievolių formavimas pagal mokesčio administratoriaus turimus duomenis. Tai vat paminėsiu du pavyzdžius su pajamų mokesčiu ir su nekilnojamo turto mokesčiu, kokie yra projektai planuojami, tačiau taip pat VMI dirba daug su procesais, kurie leistų, na, nustatytų laiku iš karto automatiniu būdu nustatyti nedeklaravusius, nesumokėjusius mokesčių mokėtojus ir deklaracijos pateikimo metu jau iš karto maksimaliai, na, informuotų apie matomus trūkumus, neatitikimus. Nes, na, dabar būna dar ar ne praktikoje, kad, na, yra pateikiama deklaracija, ar tai pelno, ar PVM, ar kita, praeina keli metai, ateina mokesčių administratorius, sako, žiūrėkit, čia prieš kelis metus mes pamatėm, kad jūs, na, netiksliai kai ką pateikėt, reikia papildyti, tai mintis yra tokia, kad nebūtų taip, kad po kelių metų, o būtų taip, kad iš karto realių laikų teikiant deklaraciją, maksimaliai, na, jau yra pateikiama informacija, ko trūksta. Tai toks trumpas pavyzdys, gal šiek tiek susijęs, na, pavyzdžiui, mokesčio administratorius jau turi tokį procesą, kada yra lyginamos PVM deklaracijos už metus ir pelno mokesčio deklaracija. Ir jeigu, tarkim, matome, kad įmonė už atitinkamus metus pateikė metinę pelno mokesčio deklaraciją ir pajamos yra 0. O PVM deklaracijose už tą patį laikotarpį, na, tos mėnesinės, tarkim, yra 30 000 eurų ir daugiau. Tai jau tada, na, klientų yra sistemoje informuojama kaip nekritinė klaida, na, atkreipkite dėmesį, jūsų PVM deklaracijos yra tokia informacija, o pelno mokestį jau yra tokia. Teoriškai suprantama, gali būti įvairių situacijų, bet, na, daugumą atvejų galimai jau tai atrodo įdomiai, dėl to tiesiog yra informuojama įmonė, kad, na, atkreipkite dėmesį, galbūt kažkas yra ne taip. Tai va, dirbama yra su įvairia informacija.
Na ir kaip sakiau, mokesčių administratoriaus projektai pagal turimus duomenis iš karto formuoti deklaracijas, tai yra pateiktas, jau irgi teisės aktų ir įstatymo projektas, kad jeigu klientai nori, sutinka, tai ateityje būtų procesas toksai, kad nebereikia net klientams jungtis prie metinių pajamų deklaracijų, mokesčių administratorius, kaip dabar jau parengė preliminarią deklaraciją, sudeda maksimalią informaciją, kokią turi, paliekamas, pavyzdžiui, kelių mėnesių laikotarpis, jeigu gyventojas nori prisijungę, patikslina, ką nors, jeigu nori, ne. Ir, tarkim, ateina tam tikra data, tarkim, gegužės 1 laikoma, kad deklaracija yra galutinė, suformuota, pateikta ir automatiškai, kaip dabar asmeniui, arba grąžinama GPM suma, arba yra nuskaičiuojama nepriemoka pajamų mokesčio. Tai mintis yra tokia, kad vis tiek dabar dar reikia prisijungti, pasižiūrėti tą deklaraciją, tai jeigu klientai sutinka, duoda sutikimą, jiems net iš vis nereiktų jungtis, kažko žiūrėti, nes ir taip jau viskas užpildyta. Tai čia yra dirbama su informacija, tarkim, ir su regitra, ir su kitais atvejais, kur dar dabar kai kurių duomenų pritrūksta, kad kuo daugiau turėtų mokesčių administratorius informacijos ir nereiktų klientams, žmonėms patiems rūpintis, kad dar kažką papildyti. Aišku, bus tam tikrų aibų, kur reiks patiems papildyti, pavyzdžiui, individuali veikla, bet mintis yra, kad didžiai daugumai deklaracijos suformuoja, gali nieko nežiūrėti, nesijungt, laikoma, kad galutinė ir jau pateikta, nereik dar tų mygtukų kelius spausti. Ir taip pat yra planuojama su nekilnojamo turto deklaracija, aš kalbu apie fizinių asmenų nekilnojamo turto mokestį, kur dabar yra iki gruodžio 15 dienos, tai irgi yra projektas, kad pats administratorius suformuoja deklaraciją, ir jau yra užpildyti visi duomenys ir, iš vis būtų noras padaryti kaip su žemės mokesčio deklaracija, kad atsiunčia jau yra viskas užpildyta ir nereikia, žmogui galvoti, rūpintis, ar čia yra tas nekilnojamo turto mokestis ar nėra. Tai keli pavyzdžiai. Toliau trumpai prabėgsiu, net pagal mokesčio administravimo įstatymą, vienas pagrindinių mokesčio administratoriaus uždavinių yra konsultuoti, šviesti, padėti klientams. Ir, didžioji dalis mokesčių tai yra per savanorišką mokesčių mokėjimą. Tačiau žinoma, kur yra ta vadinama nedraugiška mokėtojų grupė, kurie slepia ar nevengia mokesčių, tai jiems yra taikomi jau kontrolės veiksmai. Tai čia skaidrė iliustruojanti, kad einama būtent prie rezultatyvios stebėsenos, šiek tiek patikslinsiu dabar mokestinis tyrimas, žinot, yra tyrimas ir po to seka mokestinis patikrinimas. Tai tyrimas gali būti dviejų formų, tai yra stebėsena, tai yra mažiau formalizuota procedūra, kada laisva forma mokėtojas informuojamas apie trūkumus pasitaisyti, ir veiklos kontrolė, tokia labiau formalizuota tyrimo dalis. Tai prioritetas yra būtent rezultatyvi stebėsena, ir iš skaičių matome, kad didėja jų kiekis ir didėja išskaičiuota, sumokėtas per pasitaisymus būtent mokesčių mokėtojų suma. Tai jeigu nuo 2019 metų, nuo 93 milijonų eurų, jinai didėjo iki 131 milijono eurų. Ir kontrolės kaip tokių veiksmų yra ženkliai 3-4 kartus mažiau, o skaičiai rodo, kad apibendrinant kažkur per metus apie 20 000 būtent stebėsenos veiksmų yra atliekama, kada mokėtojai pasitaiso. Informuoja administratorius, kad matome tam tikrų netikslumų. Taip pat kitas prioritetas tai yra dėmesys didiesiems mokesčių mokėtojams. Didieji mokėtojai tai yra tie, kurių apyvarta daugiau negu 30 milijonų eurų ir kurie per metus sumoka daugiau negu 2,5 milijono eurų mokesčių. Pagrindiniai tokie kriterijai. Tai vėlgi pernai metais nuo 500 jų padidėjo dar 200. Ir ką mes matome, kada buvo priskirti didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentui, jų mokestinės prievolės pagerėjo, pavyzdžiui, PVM net yra sumokama 32% daugiau. Tai čia tiesiog jie gauna atskirus pranešimus, turi savo konsultantą, gali susitikti sudėtingais paklausimais su mokesčio administratoriumi ir pasikalbėti neaiškiais klausimais. Tai čia tas dėmesys didiesiems yra ne per kontrolę, bet per savišvietą, pagalbą, konsultavimą. Taip pat šiais metais vyko toksai projektas prekybos sektoriuje, buvo taikomos prevencinės priemonės 2,5 tūkstančio klientų
mintis kokia? Mokesčių administratorius pastebėjo, kad dalis įmonių prekybos sektoriuje daro daug pirkimų, bet mažai pardavimų. Tai tikrai viešoje erdvėje girdėjom tą kritiką, viską suprantama, tai yra normalu, ar ne, jeigu prekyba apskritai traukiasi, mažiau parduodama, tai viskas yra suprantama, bet vis dėlto tam tikrais atvejais buvo pastebėta, kad galimai nerodomi pardavimai yra slepiamos pajamos. Tai buvo taikomi tokie siunčiami pranešimai, klausimynai šioms įmonėms. Rezultatas toksai, kad jų pardavimai padidėjo 3 procentais, kai tuo tarpu bendro sektoriaus pardavimai mažėjo 5 procentais. Tai čia kažkur apie 6 milijonai eurų pardavimų išaugo. PVM prievolė, jeigu bendrai sektoriai didėjo 1 procentu, tai tų įmonių padidėjo net 8 procentais. Tai kur čia buvo apie 900 tūkstančių eurų. Tai ką rodo, kad vis dėlto, dalis įmonių galimai ne visus pardavimus rodė, tai šios priemonės padėjo juos padidinti. Bet vėlgi, kaip sakiau, mokesčių administratorius tikrai klausėsi, vertino, ar kada įmonės pateikia informaciją, paaiškina, dėl ko tas atsargų likutis yra didelis, tai suprantami yra tam tikri veiksmai ir situacijos. Asmeninių poreikių tenkinimas įmonės lėšomis, tai čia vėlgi skaičiai, matote skaidrėse, žalia spalva rodo išmokų suma pajamų natūra, tai vadinama natūrinė forma, kiek eurai suma didėjo, jeigu 19-2000 metais buvo apie 54 milijonai, tai jau 22 metais 130 milijonų, tai vėlgi administratorius taikė tam tikras tiek komunikacinės, tiek kitas priemonės, pavyzdžiui, pranešimus, kada pastebėdavo, kad galimai automobiliai ar kitas turtas yra naudojamas privatiems poreikiams, bet nėra skaičiuojamos pajamos natūra. Tai čia ir dabar įmonės, kurios, pavyzdžiui, įsigyja naujus automobilius, lengvuosius, gauna pranešimus, tiesiog mandagiai yra primenama, kad žinotų įmonės apie pajamų natūrą apskaičiavimo tvarką. Tai čia ir jachtos, ir laivų, ir įvairių situacijų buvo, ir kelionių į egzotinės šalis, įvairiausių situacijų, bet dažniausiai tai liesdavo automobilius. Taip pat kliento profilis yra svarbus, irgi svarbi priemonė, kuri parodo, kaip mokesčių administratorius savo akimis mato mūsų klientą, mūsų mokesčių mokėtoją. Tai jisai veikia šviesoforo principų trumpai. Ten yra kriterijai mokėjimo, deklaravimo, elgsenos, registravimos ir mintis yra, kuo daugiau žalių kriterijų, kuo daugiau atitinka, tai mokėtojas yra geras, kuo daugiau yra raudonos spalvos, tuo yra galima informacija, kad tam tikrų prievolių nevykdo mokėtojų laiku. Tai virš 250 tūkstančių įmonių gali prisijungti per FinPass puslapį, tą matyti informaciją. Įmonės vadovas gali galioti savo buhalterį, netgi savo klientus prisijungti ir tą informaciją matyti. Tai čia tiesiog tikslas, šviesti, parodyti įmoniai, kaip administratorius ją mato ir kokius galimai netitikimus pastebi. Kokie klausimai sulauks dėmesio kitais metais? Tai pirmiausia, pasidalinsiu, kad dividendų apmokestinimas. Dividendų konkrečiai tarp įmonių. Žinome, kad dividendai tarp įmonių, jeigu 10 procentų 12 mėnesių akcijų paketas išlaikytas, yra neapmokestinami. Tačiau yra tokia įdomi nuostata, kuri jau galioja ne vienerius metus, kad jeigu vienas iš pagrindinių tikslų yra mokestinė nauda, tada dividendai bus apmokestinami, nepaisant lengvatos. Ir čia irgi ne vienoj konferencijoje šią temą dalinausi konkrečius praktinius pavyzdžius, nes dažnai sako, mes šią įstatymą paskaitėm gražu, bet dabar praktikoje, nes nesuprantam, kas tas vienintelis ar vienas iš tų tikslų. Tai esmė yra tokia, kad čia vėlgi bus skiriamas dėmesys trumpai tarpinėms įmonėms, tai galėčiau labai daug kalbėti, bet kadangi yra ribotas laikas, tai trumpai tokia kertinė gal mintis. Tai yra normalu, kad įmonės įsteigia holdingus, kad holdingai vykdo pasyvią veiklą, turi kelių įmonių akcijų paketus, gauna dividendus, čia viskas tvarkoj. Bet jeigu yra situacijos, kad pavyzdžiui, yra milijoninė įmonė, 5 metus kaupia dividendus, jų nemoka, tada tarkim įsteigia įmonę Latvijoje, iš skolintų lėšų jinai įsteigiama ir dar pasiskolina pinigų tam, kad įsigyti lietuviškos įmonės milijoninės vertės akcijas iš susijusių akcininkų, tada tai įmonė išmokami dividendai, po to ta įmonė išregistruojama ar nelieka jos ir
ir, kaip sakyti, dividendai kaupėsi, nebuvo mokami, tada staiga įsteigiama užsienio įmonė ir ją išmokami milijoniniai dividendai. Ir vėliau jie gali likti įmonėje, gali keliauti toliau, čia jau konkrečios situacijos, bet vat tokie atvejai jau dega raudona lemputė, administratorius žiūrės ir klausna, kodėl, tarkim, daug metų kaupėsi nemokėjo, dabar staiga reikia per tarpinę įmonę juos išmokėti. Vėlgi, ne 100% tai yra tikrai blogai, yra individualios situacijos, kada tai yra normalu, pasikeičia įmonės struktūra, pasikeičia strategija, bet čia tiesiog, mintis, kad maždaug atskirt, kad ne šiaip, pelningai veikianti įmonė įsteigia kelias įmonės užsienį ir moka dividendus, bet tie atvejai, kai yra akivaizdesni signalai, kad kaupė, nemokėjo, dabar staiga daug ką išmoka ir galimai tos įmonės nelieka. Toliau palūkanos. Tai, rinkoje tokia yra situacija, kad palūkanos dabar yra nemažas. Daug klausimų kyla, jeigu įmonė įsigyja, pavyzdžiui, paskolą ir išmoka dividendus, įsigyja kitų įmonių akcijas arba, pavyzdžiui, palūkanos tarp asocijuotų asmenų nerinkos kaina yra mokamos, arba dar matome tarp didelių įmonių, pavyzdžiui, tokias situacijas, įmonė kitai asocijuotai sumoka didelę pinigų sumą, tarkim, kelis milijonus eurų, sako, čia avansas, mums už tai duos prekes paslaugas ir niekas nevyksta. Praeina pusmetis, atideda metai, tai ar tai nėra paslėpta paskola galimai, tai čia daug tų praktinių situacijų, bet kaip pavyzdžiai, ką administratorius mato. Toliau ribojamo dydžių leidžiami atskaitimai, tai asmenys vyksta kaip pavyzdys į komandiruotės didelių turtingų įmonių, pavyzdžiui, Egiptą, į Turkiją, klausia, ar tai komandiruotė. Visko būna ir ten galima dirbti, bet, žodžiu, vertinsim, ar čia tikrai ribojamų dydžių leidžiami atskaitimai. Įmonės įdarbina trečiųjų valstybių asmenys, ar net vyksta į Lietuvą, apmoka jų irgi apgyvendinimo išlaidas, tai irgi įvairiausių situacijų būna. Ši bendras principas, jeigu GPM objektas, tai leidžiami atskaitimai, bet bus įvairios irgi žiūrimos lengvatos dėl ribojimų dydžių leidžiamų atskaitimų ir panašiai. Labai įdomi trumpai savų akcijų supirkimas. Pastebim situacijų, kada, tarkim, iš įmonės traukiasi akcininkas ir, vietoj to, kad kiti akcininkai nupirktų jo akcijas gavę dividendus, tai superka pati įmonė, tada anuliuoja, vėliau žiūri, kai kuriais atvejais atitinka akcinių bendrovių statymą, kai kuriais atvejais pažeidžia, vėl padidina kapitalą ir išduoda likusiems akcininkams naujas akcijas ir jie nepatiria jokių išlaidų, gauna daug akcijų, milijoninius dividendus. Tai vėlgi ne automatiškai visais atvejais tai yra blogai, bet irgi matom jau nebe vieną ir nebe dvi situacijas, kada tokie veiksmai atliekami ir jau yra teismų praktika, kad galimai tai dividendai. Ir išvestinės finansinės priemonės. Labai trumpai, priminsiu, jeigu tai yra apsidraudimo tikslais išvestinė finansinė priemonė, jos perkainojimas, apmokestinamos pajamos arba leidžiami atskaitimai, jeigu prekybai perkainojimų nepripažįsta. Ir čia irgi išpopuliarėjo vėl šitas klausimas, tai ar čia prekyba ir apsidraudimo tikslams sudėtinga tema, sudėtingi paaiškinimai, tai administratorius skirs ypač didžiosioms įmonėms daugiau dėmesio. Ir galiausiai tarptautinės iniciatyvos, trumpai pereisiu, nes matau jau mano laikas į pačią pabaigą, dar turiu šiek tiek laiko, taip pirmiausia Pillar 2, tai yra minimalus pasaulinis pelno mokestis, ne mažiau kaip 15% didelėms įmonėms, viršiančioms 750 milijonų eurų metinė apyvarta, tai čia žiūrima bus tas realusis efektyvusis tarifas, ar kiekvienoje valstybėje įmonių grupė atitinka 15, jeigu ne, tada taisyklė, kad patronuojanti ta įmonė, kuri valdo visą įmonių grupę, jinai apskaičiuoja mokestį už visą grupę ir perveda į savo biudžetą. Tai čia aš tai pasidalinsiu, kadangi kalėdinė konferencija, kad linksmiau būtų. Mes, kai su kolegom paskaitėm šitą įstatymą, yra projektas, tai aš pasijaučiau, kaip pamenu, 4. kurse mokesčių teisės, sėdim su kursioku, skaitom, kuo skiriasi kaupimo principas nuo pinigų, ir bandom suprasti, kaip veikia pelno mokestis, kaip čia jis taikomas. Tai kai paskaitėm šitą įstatymą, tai irgi sakom, iš naujo grįšim į studentus, nes reikia suprasti, kaip čia skaičiuoti ir kaip taikoma, nes daug ką sunku tikrai suprasti, kaip veiks sistema.
Bet mintis yra tokia, kad šita direktyva jau nuo kitų metų įsigali, tačiau Lietuvoje yra atidėtas 6 metų terminas taikymui. Galimai jisai bus vėliau peržiūrėtas, bet atidėtas dėl to, kad Lietuva atitinka direktyvos nuostatą, jeigu mažiau kaip 12 tokių įmonių, kuriuom tai aktualu, tai galima atidėti. Tačiau patronuojant įmonę esantį Lietuvoje, vis tiek privalo užtikrinti duomenų reikalingų mokesčio apskaičiavimui. Tai čia bus dabar tokia taisyklė, kad jeigu yra įmonių grupė, tai dukterinė įmonė kitoje valstybėje apskaičiuos už visą įmonių grupę ir perves mokestį savo biudžetą, bet Lietuva po kelių metų yra numačiusi tokį vadinamą vietos mokestį, kada jeigu Lietuvoje yra kelios patronuojančios įmonės ir pačioje įmonių grupėje dar yra Lietuvos nacionalinė grupelė, tai jie jau savo pelno mokestį skaičiuos Lietuvoje. Tai suprantu ir matau iš auditorijos sudėtingos šitos nuostatos taisyklės, kol kas dar jos ateityje galimai bus taikomos didžiosioms įmonėms, tai mokesčių administratorius tikrai dės pastangas, kad kuo paprasčiau, aiškiau pateikti tuos išaiškinimus. Labai trumpai Vida, PVM-as, vėlgi teko būti ir tarptautiniuose susitikimuose, jau galvoja, tą direktyvą susitars paleis, bet nesusitarė, tai jinai dar atsideda keliem metam, tai nebus net ne po metų, o dar vėliau. Bet čia labai trumpai, kad PVM sąskaitos faktūros būtų tik elektroninės, tai ne kaip dabar, kad PDF-as elektroninis, o iš esmės elektroniniai skaitmenoj bus visos faktūros virtualios. Ir netgi kalbama, nebeliks PVM laikotarpio už mėnesį, nes iškart realių laikų nuo sąskaitos PVM nuskaičiuos. Toliau platformoms atsiranda pareiga, kad už fizinius asmenis ir mažas įmonės, kurios nėra PVM mokėtojos, bus įpareigotos mokėti PVM. Ir toliau dar atvirkštinio apmokestinimo PVM irgi yra daugiau numatyta tam tikrų taisyklių, tiem vadinamam B2B business to business sandoriui, kada PVM apskaičiuoja pagal pirkėjo šalį. Bet čia vėlgi yra projektas, dar yra daug diskusijų, kaip tai veiks, bet tiesiog žiniai, kad ateina dideli pakeitimai ir nemažai yra kritikos dėl to, kad sako, taigi verslui vėl bus papildomos išlaidos. Tai viena iš priežasčių, dėl ko dar ir stringa ES čia yra iniciatyvos, nes nemažai yra verslo kritikos. Pillar One tai vėlgi yra tokia iniciatyva, jinai dar yra nepriimta, bet čia tiesiog ateityje jinai bręsta laukia, kad pelno mokestis būtų skaičiuojamas tarptautinėms įmonėms tose valstybėse, kur jie generuoja tam tikras pajamas. Tai dabar mes turim nuolatinę buveinę, o čia bus dar stipriau, čia bus žiūrima būtent pagal tai, kur įmonė, kurioje valstybėje surenka pajamas, ten jie atsiranda pelno mokestis, nepaisant, kad nuolatinės buveinės nėra. Ir BEFIT kalbama apie apskritai konsoliduotą pelno mokesčio bazę, tai yra, kad bus taikoma bendra bazė viso ES, ne tarifas, o vienoda bazė, bet jinai bus taikoma tarptautinėms įmonėms. Tai vėlgi, kalbant apie Lietuvą, tai būtų dvi sistemos, nacionalinė taikoma vietinėms įmonėms ir kur yra tarptautinė įmonių grupė, būtų ši sistema. Bet vėlgi direktyva kol kas stringa, jinai vis dėlto dar laukia daug diskusijų, nes valstybėms ne visoms patinka šios iniciatyvos. Ir labai pabaigai šventinis laikotarpis, paskutinė skaidrė. Kadangi daug sulaukiam kalėdinės temos paklausimų, tai aš trumpai perbėgsiu, vis dar buhalteriai prisimena tam tikras bendras taisyklės ir matome iš mūsų raštų, kad tokie klausimai kaip pavyzdžiui kalėdinis vakarėlis, įmonė apmoka išlaidas už vaišes bei pramogas, ar čia reikia GPM skaičiuoti. Tai bendra taisyklė, kad jeigu nėra konkrečios naudos numatyta tame vakarėlyje, kad konkrečiai tokiam gyventojui tokia kaina yra maistas ir panašiai, tai nėra GPM objektas, neapmokestinama. PVM atskaita, kaip tai yra nesusijęs su įmonės ekonominė veikla, yra negalima pelno mokesčių, jeigu kolektyviniai sutarty yra numatytos tam tikros tokios išlaidos darbuotojų, tai jeigu tai yra suma iki 5 procentų nuo darbo užmokesčio nuo įmonės, tada yra leidžiami atskaitimai. Kitas klausimas būna, sako, kalėdų proga įmonė ne tik man darbuotojai, bet ten vaikam, anūkams, seneliam duoda dovanėlių, kaip čia atsiranda kažkas dėl apmokestinimo ar ne.
tai iš darbdavio dovana iki 200 eurų yra neapmokestinama, jeigu duoda vaikui ten ar kitam giminaičiui, tai yra prilyginama, kad duodama tos įmonės darbuotojui, tai iki 200 eurų neapmokestinama, jeigu viršija, tai viršijanti suma yra apmokestinama kaip darbo užmokestis, jau bus 20% pajamų mokestis. Pelne, kai tai yra GPM objektas, tai yra leidžiami atskaitimai. Priminsiu tik dėl alkoholinių gėrimų, nes irgi būna, sako, va čia butelių, ten barška, žvanga ateina, sveikina, tai alkoholiniai buteliai kaip gėrimai, tai yra nepriskiriama reprezentacija, yra neleidžiami atskaitimai ir PVM atskaita negalima, nebent tai yra grinai tai išimtis, kai yra degustavimui reprezentuoja, ten įpila į taurę, vaišina, tai va tada yra speciali dar atskira, pamenu iš praktikos, PVM sąskaita faktūra, kad čia degustacijai, reprezentacijai. Bet butelių kaip tokių, yra ribojama, nepriskiriam. Ir paskutinis įmonės vadybininkai, pavyzdžiui, su savo klientais susitinka, teikia įvairias dovanas, tai vėlgi, ar tai įmonės įpakavimas, ar nebūtinai, bet kokia knyga apie Lietuvą, tai čia yra reprezentacinės sąnaudos, PVM atskaita ir pelno mokestis 50% leidžiami atskaitimai. Dėl gyventojų, jeigu tai yra natūrinė dovana iki 100 eurų ne iš darbdavio, tai yra ne GPM objektas. Jeigu viršė natūra šitą sumą arba tai yra piniginė dovana, tai jau apsimokestina, kaip kitos pajamos 15%, kai ne iš darbdavio. Tai pabaigai palinkėsiu, tikrai švęskite, darykite kalėdinius vakarėlius, teikite dovanas, matot, yra nemažai lengvatų, daug kas yra neapmokestinama. Tai tiesiog dar toksai palinkėjimas baigiant pristatymą, man palinkėjo, labai įsiminėte žodžiai, tai čia kadangi yra tradicija dar duoti palinkėjimą, pamenu iš paskutinės konferencijos, tai kartais mes daug galvojam, ką seniau darėm, kas ateityje laukia, tai kartais tiesiog gerai yra pasidžiaugti čia ir dabar, tai turim puikią konferenciją, turėsim dar daug įdomių pranešimų, tai tiesiog pasidžiaugti šios dienos konferenciją palinkėsiu ir ačiū labai už skirtą dėmesį. Aš pirmininkinį dar nepraleidžiu. Aš primenu visiems.